Rugsėjo 26. Turintys kertinių akmenių patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius nuo 20 iki 22 eilutės. Vis bėgant dienai po dienos prisiminkime savo trejopą ryšį su šia Dievo šventykla. Pirma, kaip gyvi akmenys vis dar esame ruošimo procese. Antra, kaip karališkos kunigijos nariai, nešdami sandoros skrynę, pereiname iš padangtės būsenos į tikros Dievo šventyklos būseną. Kai kurie iš mūsų jau ten ėjo, kiti dar kelyje. Trečia, kaip Dievo žmonės turime žinoti, kad atėjo laikas, kai turime išmokti giedoti dvasioje ir supratime naują giesmę apie Dievo gailestingumą, teisingumą, meilę ir tiesą. Būkime ištikimi visuose šiuose dalykuose atlikdami savo dalį, nes greitai mūsų kelionė baigsis ir viešpaties šlovė pripildys šventyklą. Kristus yra gyvojo Dievo šventykla. Jos pamatiniais akmenimis yra Evangelijos amžiaus apaštalai ir pranašai. Jėzus pagrindinis kertinis akmuo, o visi kiti ištikimieji kiti akmenys. Evangelijos amžiaus metu Dievas ir Kristus šiuos akmenis paruošia. Juos kiekvieną atskirai ir dar nei vieną su kitu yra būtina paruošti. Kirsti, laužti, dailinti, įpjauti, šlifuoti, trinti, poliruoti. Šiam paruošimui būdinga vienybė, harmonija ir įvairovė. Kada jie bus darniai, glaustai ir puikiai patalpinti toje šventykloje, tada jie bus pripildyti viešpaties šlovės ir taps Dievo poilsio vieta, kur Dievas susitiks su žmonėmis ir vieta, iš kurios jis laimins pasaulį. Klausimai. Kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokią turėjau pagalbą ir kokias kliūtis? Kokiose aplinkybėse tai įvyko? Kokios buvo pasekmės? Turintys kertinių akmenių patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius nuo 20 iki 22 eilutės.